Dar iš Lietuvos. Lietuvoje populiarėja nauja sporto rūšis – gatvės gimnastika. Ištobulinti daug fizinės jėgos ir ištvermės reikalaujančius triukus trunka ne vienus metus, tačiau lietuvaičiai jau skina laurus tarptautiniuose turnyruose. 20-metis Andžejus jau pustrečių metų derina du pomėgius, kasdien groja akordeonu ir bent 2 valandas treniruojasi sporto aikštelėje. Vaikinas atkakliai triūsia tobulindamas vadinamosios gatvės gimnastikos triukus. Jaunuolio pastangos neliko neįvertintos. Rygoje vykusiame pasaulio čempionate jis pribloškė publiką ir tapo čempionu. Beveik 3 minučių pasirodymų jis pranoko 31 varžovą iš 20 šalių. Tikrai buvo labai įdomu pamatyti visokius naujus elementus, kurie jie atliko ir susipažinti su jais. Tiesiog išsipildė mano svajonė. Andžejus ne vienintelis gatvės gimnastas Lietuvoje. Jungtinėse valstijose ir Ukrainoje prieš 10 metų kilusio judėjimo mūsų šalyje pradininkas Denis. Susižavėjęs šiuo sportu, prieš 3 metus jis subūrė savo komandą. Denis skaičiuoja, kad dabar Lietuvoje gatvės gimnastika užsiema maždaug 4000 vaikinų. Sumaniau išbandyti savo jėgas, galvojau, kad galėčiau atkartoti ne ką prasčiau, bet atkartoti nepavyko. Ir kažkaip mane tai užkabliavo, kad vis tiek aš norėjau įveikti save ir pasiekti jų lygį. Štai tokiam triukui ištobulinti Gediminui prireikė net metų. Gatvės gimnastika puikia alternatyva sporto salėms. Nei mokėti, nei trenerio klausyti, nei griežto grafiko laikytis. Lietuvoje labai trūksta naujų turnykų, parkų, kuriuose būtų galima sportuoti kiekvieną dieną. Nes dauguma yra iš sovietinių laikų ir seni, kai kurie nelygus. Tačiau kreivi skersiniai ir senos lygiagretės vaikinams treniruotis netrukdo, o ir naujų iššūkių prieš akis ne vienas. Savaitgalį atvirasis Baltijos šalių čempionatas, o gruodį dar rimtesnis išbandymas – pasaulio čempionato superfinalas Maskvoje. Gimnastiką praktikuojančios merginos retenybė, tačiau profesionalų teigimu tai sportas kiekvienam. Tiesa, jis reikalauja išties daug stiprybės ir fizinių jėgų.